Sveiki, čia Gytas iš Fastės Core. Šį video, kaip ir minėjau, dalinausi tinklapį savam Fastės Core, Facebook'o fanų ir pats ant sienas dalinausi. Tai šitas video bus apie tai, kur jūsų pačioj pradžioj turi būti dėmesys tam, kad padarytume greičiausią proveržį mokindamiesi bet kurią užsienio kalbą. Kur jūsų visas dėmesys būtų. Ir kodėl yra žodynas, žodžiai yra daug svarbiau negu kad gramatika pačioj pradžioj. Tai duosiu keletą pavyzdžių. Pirmas dalykas, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, situaciją kažkokią, ne? Jūs esat kažkur, jums reikia kalbėti angliškai jau, ne? Bet jūs vietoj to, kad mokat žodžius kažkokius, jūs mokat, tarkim, 10 taisyklių, ne? 10 taisyklių. Žinot, kaip sudaryti praeities laiką, tarkim, kad prie veiksmažodžio atgalų nedadėti ten būsimąjį laiką, žinot, paskui žinot dar kelias išimtis ir dar kažką tai žinot, ne? Žinot 10 taisyklių, bet nežinot nei vieną žodžią. Nežinot, kaip bus labas, nežinot, kaip bus visa gera, nežinot, kaip bus labas rytas, nežinot, kaip man reikia pagalbos, nežinot, kaip bus dar kažkas tai, kas tuo metu jums gali padėti. Bet jūs žinot 10 taisyklių. Tai ar jūs galit su 10 taisyklių kalbėti, kai jūs nežinot nei vieną žodžią? Žodžiai čia bus, ne? Ir nei vieną žodžią nežinot. Nežinot nei kaip pagalba, nei kaip reikia, nei kaip aš, tu, man, nežinot. Tai ar jūs galit kalbėti su 10 taisyklių? Ar čia jūsų dėmesys turi būti, ar į taisyklės, į gramatiką jūs turite eiti? Sprantat, va čia va ir bus visa fiškė, kaip jūs galit labai paspartinti savo mokymosi procesą. Ir apverskim viską aukštyn kojam, iš kitos pusės pasižiūrėkim. Jūs žinot, tarkim, 10 žodžių, ne? Bet taisyklių nežinot. Nei vienos taisyklės nežinot, ne? Taisyklių nėra, bet yra 10 žodžių. Jūs žinot, kaip bus aš, tu, man reikia, pagalba. Sprantat? Ir kai jūs jau žinot tokius žodžius, jums kažkas atsitiko, jūs jau galit pasakyti, man reikia pagalbos. Jūs jau galit pasakyti labas, jūs galit pasakyti labas rytas, labanaktis. Sprantat, nuo ko reikia pradėti? Jūsų visas dėmesys turi būti į tai, kaip plės žodyną. Tuoj pabraižysiu dar vieną palyginimą. Kas vyksta, kai žmogus visą dėmesį skyrė gramatikai, o ne žodynui. Žiūrėkit, įsivaizduokit dabar tokį paprastą dalyką, ne? Čia yra ežeras didelis, ne? Ir kažkur jūs va čia va esat, ne? Va čia. Šitas taškas nurodo, kur jūs dabar esat, su kokiom situacijom susidurėt, ką jums reikia pasakyti, prasme, tą užsienio kalbą, kurią mokinatės. Pavyzdžiui, tik atsikeliat ryte, ne, jums reikia pasakyti labas rytas, labas, kaip tau sekasi. Ir čia įsivaizduokit, daug yra plūdurų. Čia didelis ežeras, ne, o čia daug plūdurų, už kurių galit užsikabinti tam, kad nenuskęstumėt. Va čia daug plūdurų yra, ne, pridėta visur daug aplinkui. Didelis ežeras. Šitas ežeras nurodo, kada tu jau visiškai laisvai bendrauji, skaitai knygas užsienio kalbą. Čia yra taškas jūsų pradžia, o čia yra plūdurai. O ne? Nu daug jų, nedėliosiu daug taškų. Ir įsivaizduokit, jūs skęstat ežere, įsivaizduojat, skęstat ežere. Tai už kokio plūduro jūs eisit, jeigu jūs va čia va esat, jūs už va čia va, jeigu mėginsit užsikabinti, sprantat, jūs ir nuskęsit. Va, kur yra visa esmė. Bet jeigu jūs imsit plūdurą, kuris prie patį yra, jūs jau tuo metu nenuskęsit, kai jau galėsit pasakyti labas. Kitą plūdurą imsit, kuris irgi arti, kitą imsit, suprantat? Kaip tau sekasi? Sekant imsit, labanaktis, tarkim, kitą labas rytas. Suprantat? Ir jūs nebenuskęsit, bet jūs nuolat plūduriuosit. Galėsit toliau bendrauti. Bet jeigu jūs pasinerėt į gramatiką ir čiumpat, gramatika yra kažkur va čia, tai jūs
iki tol, kol paimsi tą gramatikos taisyklę, tuo momentu, kada jums reikia kalbėti, jūs jau nesukalbėsit realiai. Praeis tą akimirką, suprantat? Nuskęsit jūs. Jums reikės kažką pasakyti, kažkas atsitiks, jūs negalėsit pasakyti. Praeis tą akimirką, suprantat? Ir tradicinių mokymų viso mokyklose, universitetuose 99% visų mokymo įstaigų, kur mokina užsienio kalbas, visą dėmesį skiria į gramatiką. Ne visą, bet 99% dėmesio visą į gramatiką. Ir kas gaunas, koks rezultatas? Kai jie nekalba. Suprantat? Praeina 10 metų, kad žmogus pradeda kalbėti. Turi tikrai visi draugų, kurie išvažiuoja į užsienius dirbti, ne? Ar klausėt bent vieną draugą, kuris per kiek laiko išmoko užsienio kalbą, tarkim, į Angliją išvažiavo, kiek jam laiko reikėjo tam, kad pradėtų angliškai bendrauti? Į Norvegiją, į dar kažkokią šalį, į Rusiją. 3 mėnesiai kažkur yra tas laikas, kada žmogus pradeda bendrauti. Būdamas užsienį šalyje, ne, 3 mėnesiai. Tai palygink, kur tau 10 metų tradiciniu būdu, kada tu gramatiką mokaisi, o kada 3 mėnesiai. Supranti? Ir kuo skiriasi tie žmonės, kur jų būna dėmesys tų 3 mėnesių, tų žmonių, kurie per 3 mėnesius išmoksta. Jų dėmesys yra į artimiausius plūdarus. Jie ima tai, kas arčiausiai yra. Jie atsikelia, jam reikia eiti darbą. Jie nori žinot, kaip darbas, jie nori žinot, kaip dar kažkas, tai kas nuolat sukasi aplink juos. Suprantat? Kur yra dažniausiai vartojami žodžiai, patys arčiausiai jų. Kai jau paima visus va šitos taškus, kurie yra dažniausiai vartojami, prie pat jų tie plūdurai, kada jie plūduriuoja, tada tik tai išeina į platesnius vandenis, tada tik tai toliau plaukia. Suprantat? Va čia šitą labai svarbu yra įsidėmėti iš tikrųjų. Jeigu jūs suprasit šitą dalyką, kad jums reikia visą dėmesį skirti ne gramatikai, bet žodynui. Žodynui parašysiu. Žodynui. Tai jūs nepaprastai pagreitinsit savo mokymosi procesą. Jūs vietoj to, kad kaltumėt kažkokias taisyklės, kurios realiai, nuskęstat juos imdami, nešnekat jūs. Jeigu žodyną plėsit iš karto, tai per rekordiškai trumpą laiką jūs galėsit pradėti kalbėti. Kiek reikia laiko, kad išmoktum 10-20 žodžių? Labas, viso gero, kaip tau sekasi? Naudojant technikas, aš sužinodamas techniką, kaip reikia taisyklingai mokyti žodžių, tam, kad atsimintum apie 90% informacijos, per valandą laiką, 1 valandą, tik sužinojęs, išmokau 28 žodžius. Per valandą laiko. Atsiminimas 90%. Dabar per valandą laiko, naudodamas technikas, išmokstu per valandą, išmokstu 70-80 žodžių. Ir tas skaičius nuolat kyla. Priklauso nuo to, kiek tu laiko investuosi į tai. Tai žiūrėk, realiai pavyzdys. Tu sužinai mano konsultacijų į technikas, kurios leidžia tau išmokti žodžius pradžiai. Čia savo paėmiau pavyzdį, bet gali būti tavo, gali būti mažiau, gali būti daugiau. Ar 20, 30 ar 40. Gali būti daugiau pradžiai, gali būti mažiau. Bet esmė, kad tu sužinojęs technikas vėliau pakelsi iki va tiek, arba iki 100 žodžių per valandą. Tikrai yra ne vienas žmogus mano pažįstamų, kuris per valandą laiko išmoksta 100 žodžių. Tai realiai, paim 100 žodžių išmoksti, ne, tai tu jau gali daug kažką pasakyti. Supranti? Tai jau žodžių žinodamas. Kai išmoksi 500 pagrindinių žodžių, tik tada tu skiri dėmesį gramatikai. Kol tu nemoki 500 pagrindinių žodžių, apie gramatiką pamiršk. Jinai tau tik trukdys mokytis. Lėtins tavo procesą. Supranti? Va čia labai yra svarbu įsidėmėti. Pakeisi savo mąstymą į tai, kad tu turi žodyną plėsti. Nesvarbu, ar su mano technikam, bet ar savarankiškai mokinsi. Tu minimum 10 kartų pagreitinsi savo mokymusi.
Minimum 10 kartų. O sužinojęs tas technikas, kurios leis tuos pačius žodžius išmokti tau labai greitai ir visam laikui, tai tu pamatysi, kaip yra paprasta mokytis bet kokią užsienio kalbą. Nesvarbu, tai anglų, rusų, norvegų, prancūzų, italų, nesvarbu. Visos kalbos yra paprastos. Tik tai jas labai sudėtingas padaro mokymų sistemą, kada verčia tave mokytis taisyklės, kurios realiai tau tai akimirkai neduoda jokios naudos. Supranti? Tai tiek, čia pagrindinė mintis, ką norėjau pasidalinti, ir jeigu tau šitas video patiko, tu tikrai gavai idėjų gerų, kaip tą daryti, lengviau, greičiau mokytis užsienio kalbų, tai pakomentuok, padėkok už video, parašyk, kas tau patiko tame video, kokį norėtum sekantį video pamatyti, kas tau yra sudėtingiausia, ką turėčiau supaprastinti tam, kad palengvėtų tavo mokymosi procesas. Kas tau yra sunkiausia mokytis užsienio kalbos arba kitų dalykų, kas liečia informacijos sudėtingumą, atsiminimą. Aš tikrai perskaitysiu visus komentarus ir padarysiu video apie tai, kad kad tau būtų lengviau mokytis, kad tu suprastum, jog yra technikos, kurios labai palengvint visą tą procesą gali. Tai va, tai tiek, kam įdomu konsultacija, susisiekit su manim, mano kontaktus rasit po video, tikrai parašykit, sudalyvausit konsultacijoje ir pamatysit, kaip yra paprasta, lengva mokytis, linksma. Tikrai nebus jokių neigiamų emocijų, linksmai. Jo labiau tie, kurie sudalyvauja konsultacijoje, tai konsultacijas reikės tik tai vienos. Jums nereikės maratono konsultacijų kažkokių tai. Per vieną konsultaciją duodu visus įrankius, visas technikas, duodu palaikymą iki pat tos dienos, kada visiškai laisvai kalbėsit jums parinktą užsienio kalbą. Suprantat? Kas daugiau? Palaikymas bus. Tikrai. Duosiu, aš dabar anglų kalbos ruošiu paketą intensyviai, turiu 500 dažniausiai vartojamų žodžių, parašęs lietuviškom raidėm kiekvieno žodžio tarimą. Įsivaizduoji, tu net ir visiškai nemokėdamas anglų kalbos, tu paimsi sąrašą, galėsi tą pačią akimirką pradėti mokyti žodžius. Tau nereikės jokių sudėtingų dalykų. Kai išmoksi 500 žodžių, aš tau duosiu 1500 dar. Plius gramatikos pagrindus. Plius gramatika bus labai paprastai, aiškiai išdėstyta, be jokių mandrų dalykų, labai paprastai. Ir tokia gramatika, kuri tau tai akimirkai bus naudinga, kad tu galėtum iškart pasakyti tai, ką tu nori pasakyti. Supranti? Tai tiek, dalinkitės video, komentuokite po apačią, kam patinka, laikinkit. Tai tiek tikriausiai. Gerai, ačiū už dėmesį jums ir sėkmės.